Tai sveiki dar kartelį. Praėjo savaitė, man atrodo, nuo paskutinio mokymo video. Tai mes su Titnagu net daugiau ir nebedirbam. Nusprendėm, kad visgi šitą kelionę pradėjom, tai ir keliaujam visi kartu po biškį. Taip, Titnagas geros nuotaikos šiandien. Tai šiandien pabandysime padaryti, prisiminsim tą pirmą etapą ir pabandysim biškelį pajudėti toliau. Tai pirmiausia, ką mes pasidarysim, tai kiekvieną pamoką per naują reikia užsiklikinti arklį, kad jis atsimintų, kas čia per garsas. Ir tada duodi skaniukų. Tai aš vėl pasiėmiau dietinę pašarą, kad kuo daugiau galėčiau jam duoti. Tai. Tai. Jis suklikina, buvo nusisukęs, bet suklikinau ir jisai atsisuko, žino, kas per garsas. Tai. Iškelį, kad jisai per daug neįsijaustų dėl maisto, tai galima biškį patraukti atgal. Tai, šaunuolis. Na va, ir biškelį prisiminėm, užsiklikinom. Galim pasibandyti vėl tą patį pratimą, ką mokinomės praeitą kartą, tai kad jisai biškelį atsimintų. Tai pirmiausia, laikau arti. Taip, šaunuolis. Palaikau arti, galiu pakeisti poziciją, jo nieko čia tokio. Nu. Čia galiu patraukti biškelį, kad jisai biškį atsitrauktų, kad per daug neįsijaustų kas dėl maisto. Nieko čia nėra. Galiu irgi atitraukti biškelį nuo jo, kad nenori, kad liestų manęs. Na, tašytė liečia, nenori tašytės, kad liestų. Mane liečia. Ieško visų galimybių, iš kur galima gauti maistą. Titnagai, tu viską atsimeni. Tu protingas labai. Va, šaunuolis. Taip. Na, gerai. Ar kartelį. Pirmiausia, jau kas biškį pastatyti vietą turime ir patraukti, ir pačiam biškį pasitraukti, kad per daug neįsijaustų, kad dėl maisto. Va, puikiai. Ir jeigu jisai pradės tai daryti vis greičiau, tai biškį patrauksiu atgal. Eik atgal. Kad jis biškį matytų bet labiau. Ir kai jisai pradės daryti vis greičiau, tai mes tada judėsim į kitą etapą. Taip, aha, sunku, reikia galvoti. Teisingai. Labai sunku, kai reikia galvoti. Taip, šaunuolis. Taip. Va, ir jis jau vis greičiau pradeda mąstyti. Labai sunku paduoti šitą ranką. Pabandysiu paskui persidėti sekutį į kitą pusranką. Na ir pabandysiu. Ačiū. Ačiū. Apsnarglinai mane. Gerai. Na, pabandysim biškelį toliau patraukti. Aš galiu irgi pakeisti lokaciją, kad jam biškį būtų patogiau. Va, biškelį patrauksim toliau. Jisai žino, į ką reikia kreipti dėmesį, tik jis dar bando visokius kitokius variantus. Taip, šaunuolis. Viskas yra gerai. Taip, šaunuolis. Viskas yra gerai, kad jisai bando žiūri. Bet tikrai daug. Taip. Bet tikrai daug greičiau jau visi viską pagauna, ką reikia padaryti. Tai čia labai yra gerai.
Tai reiškia, kad mes galėsim judėti link kito etapo. Taip. Puikiai. Galiu pabandyti patraukti dar toliau. Ar jisai prieis? Nes šitą užteko užties jau nosį. Jisai pats priejo biškelį iš pradžių. Dabar pažiūrėsim, ar sugalvos nueiti visgi dar toliau. Taip, šaunuolis. Va, puikiai. Jam gaunasi, jis labai protingas žirgas. Tik jam viską labai reikia aiškiai parodyti. Gerai. Tai pirmą etapą, čia jau gal realiai net koks jau antras etapas su mūsų stekučiu ar kažkokio objektu, bet mes biškelį paimsim kitą objektą. Mes jį pakeisim. Aš panaudosiu šį kartą kibirą. Raudoną, jis labai ryškiai matosi jam. Visas yra gerai, nes arkliai nemato tokiam pačiom spalvom kaip mes. Tai, o raudoną spalvą mato labai gerai. Tai šį kartą mūsų objektas bus šitas kibiras. Tai pirmiausia, ką aš turiu padaryti, aš šitą kibirą pasistatysiu kažkur arti, va čia. Ir kai jisai palies, aš jam duosiu skanėstą. Duodu signalą. Jisai palėtė kibirą ir svarbiausia iš pradžių stovėti kuo arčiau, kad jam būtų aišku, kurią reikia paliesti. Taip. Gerai. Taip. Kad jam būtų kuo aiškiau, ką reikia paliesti. Taip. Taip. Aš biškai gal klikerį aukščiau laikysiu, kad girdėtųsi geriau. Pabandysiu. Nes titnagas iškart kibina mane. Jisai bando mane kibinti, bet nereikia manęs kibinti. Taip. Ja. Taip. Apvertė kibirą. Jis dabar žiūrės, kas gero tam kibirė. Duodam jam patikrinti, viskas yra gerai. Ten nieko iš tikrųjų nėra. Nieko gero ten. Aš irgi sakau, nieko gero. Mes jį atgal atversim. Ir viskas gerai. Čia būna nukreipimų. Tęsiam toliau. Va. Viskas yra gerai. Tęsiam toliau. Reikia jiem duoti pasižiūrėti viską. Apžiūrėti, viskas yra gerai. Patikrinti, nes kibiras dažniausiai asocijuojasi su maistu. Taip. Viskas yra gerai. Bet turėjau vienintelį tokį ryškų daiktą. Taip. Šaunuolis. Ir kuo jis dažniau pradės liest. Aišku, čia dar garsų yra visokių, tai jisai būna gal kartais neišgirsta gerai to klikerio, bet aš dar su balsu. Taip. Jisai, aišku, stengiasi, vis dar bando, gal greičiau galima gauti net likus užduoties tų skanėstų, bet dėja ne. Aš irgi atsitraukiu, kad negalima, neleidžiu. Taip. Nu, jisai dabar užsiėmęs. Gerai. Pabandom dar kartelį. Viskas yra gerai. Allah. Tu vis dar ardai kibirą. O gal sakykit, o gal kas nors yra kibire? Taip, teisingai. Reikia nepasiduoti. Svarbiausia nepasiduoti. Gyvenimui. Viskas yra gerai. Taip. Viskas gerai. Mes galim ir palaukti, kol jisai išsiaiškins. Aš jau matot, biškelį atsitraukiau nuo kibiro.
ir taip pabiški atsitrauksiu nuo jo. Taip, va, šitas labai geras buvo. Labai geras. Ir taip galiausiai reikia kuo labiau atsitraukti nuo kibiro. Kuo toliau tikslas yra. Tam, kad jisai vaikščiotų nuo manęs iki kibiro. Ir pirmin taip atgal. Nusižiūrėt. Ne, čia mato kažką. Vytautai, kur tu išeini? Labą dieną. Ateik. Grįž namučio, davai. Vytautai, kur tu vaikštai? Eikšgi, mažulė. Mano šuo, jisai keliauninkas yra. Į kalną nuvarė kažkur. Na gerai, tęsim toliau. Buvo pertraukėlė. Negavo, nes jisai bandė, bet užduoties iki galo neatliko. Gerai, dar kartelį bandysim. Kvėpuoja, jisai gerai. Reikia mąstyti jam. Taip, labai gerai. Gerai, dar pažiūrėsim, kaip jisai greitai sureaguos dar kartelį. Jeigu jisai sureaguos gan greitai, aš vėl biškelį atsitrauksiu. Bando kibint mane. Manęs neprikibinsi. Taip, šaunuolis. Stumdosi. Taip. Viskas palietėgi. Palietėgi. Tu gal negirdi, aš galiu tau prie ausies paskambinti šituo. Daug garsų čia visokių, sakyk, vyksta, negirdžiu aš. Taip. Nu va. Galim dar kartelį. Taip. Aš dadedu balso komandą, kad biškelį jisai išgirstų, nes aplinkui yra visokių garsų, tai šito kliksėjimo gal ir negirdi tada. Dar gerai. Taip. Tai dabar eini iki kibiro. Tikrint, kas ten kibire. Labai gerai padarai, taip. Puikiai. Šaunuolis. Nerealiai. Pabandysiu patraukti biškį kibiriuką nuo savęs. Taip. Nu, komanda neparverst kibiro, bet nieko tokio. Jeigu būtų toks įsijautęs. Ir dabar traukiu biškį kibiro nuo savęs. Truputėlį. Kad visi greičiau suprastų. Taip. Puikiai. Tai. Puikiai. Na, jisai bus kibirų vartytojas, bet nieko tokio.
Taip, šaunuolis. Ne, nu pirmą reikia išvartyti kibirą. Taip, labai geras. Labai gerai padarai. Aš šiaip labai daug pribėriau ant žemės. Na va, ir kol kas šiandien yra tas antras etapas ir netgi... Tuoj. Čia yra tas toksai kaip antras etapas, jau biškeliai gal didesnį kažkokį objektą pasiimt, kad ir jį po biškį toliau traukt. Tai dabar netgi man su juo reikėtų dar bent porą kokių pamokų, būtent padirbti tik tai ties va šituo kibiru ir jo palėtimu ir bent metro atitraukimo nuo savęs. Nes jam, kaip matėm, dar kad jisai pats nueitų ir paliestų taip toli, jam yra dar per daug. Tai mes pabiški. Tai dabar kol kas padirbsim ties va šitą vietą, kad dar biškelį jam būtų aiškiau. Bitė tave suvalgys jisai. Nepatinka jam bitė. Tai padirbsim biškelį dar ties va šituo būtent, ties su šituo kibiriuku, kad jį būtų palies galima. Ir tada judėsim toliau. Tai visai tu gerai biški pasimetį pradžioj, betgi viskas gerai. Viską tu gerai moki. Protingas tu arklys. Taip? Tai va. Šiandien pabaigsim čionais ir susitiksim kitam video. O kitas video bus visai įdomus. Nes mes su Baltija važiuosim į Sartų šventę ir ten darysim pasirodymą. Tai tikrai bus video iš to šventės. Kaip mūsų vyko pasiruošimas ir kaip ten pasirodymas mums viskas įvyko. Žodžiu, bus vlogas. Tai mes einam toliau mėgautis šią gražią dieną ir toliau kept ant saulės. Taip? Taip. Tai susitiksim kitam video. Iki. Daug bučiuką.